Labą dieną suinteresuotiems asmenims čia susirinkusiems į tikrą knygų šventę. Į profesoriaus Adomo Butrimo jubiliejinę autorinių knygų parodą Žemaitijos ir Lietuvos priešistorė, istorija bei meno paminklai. Nuo savęs pridėsiu viso gyvenimo kūrinį. Taigi, į Plungę atriedėjo įspūdingas gintarinis skridinys, kuris lyg talismanas lydi profesoriaus darbus. Archeologai gintarinį skridinį apibūdina kaip apeiginį papuošalą, kuris galėjo simbolizuoti šviesą. Baltai mirusiuosius laidojo su gintaro skridiniais akidupės. Tai pirmas klausimas profesoriui. Gerbiamas Adomai, ką jums reiškia šis simbolis? Ar tikrai jis lemia sėkmę? Visada archeologo sėkmę lemia tam tikri radiniai. Nesvarbu, ar tu ten daug būsi ką publikavęs ar ką, bet jeigu tau pavyksta gyvenime ką nors tokio ekstraordinarinio iškasti, tai vat, man pavyko tokius, sakyčiau, du dalykus. Tai yra, šitas skridinys buvo iškastas prie Biržulio ežero, kaip ir viskas mano iškasta prie Biržulio ežero, ir jam yra maždaug 5000 metų. Jis iškastas akmens amžiaus gyvenvietėje, durpyne, gana giliai. Na ir paskui jisai labai tinka ir visiems simboliam. Tai kaip buvo švenčiamas baltistikos, žodžiu, mokslo jubiliejus, tai jį kaip auksinę monetą mažą išleido baltistams skirtą. Žodžiu, paskui, kai Lietuva turėjo kažką dėti ant 2 eurų monetos, tai irgi ant 2 eurų monetos jūs irgi šitą galite skridinį pamatyti. Žodžiu, dailininkai irgi nutarė, tiesiog, jis yra toks kaip simbolis, labai taupus ir įdomus, o apie jo reikšmę galite pasiskaityti, yra speciali knygutė išleista, tiesa anglų kalba, bet yra kitose knygose, žodžiu, jų interpretacijų. Nu ir paskui toks kitas dalykas yra tas Žynio kapas, kuris buvo irgi Biržulio ežero saloje iškastas, bet jam yra, jisai 7 tūkstantmetį prieš Kristų, tai būtų arba 9 tūkstantmetis nuo dabar. Tai dar senesnis radinys ir jis yra vėlgi Europoje unikalus, ir jeigu jūs nueisite bet kur, pavyzdžiui, į elektroninę erdvę ir suvesite žodžius, pavyzdžiui, Donkalnis, arba suvesite žodį Spiginas, tai iškris, žodžiu, iškris tie radiniai. Nu ir čia vokiečių tokia leidykla dabar Europos atlasą išleido didelį ir aš žiūriu, žinai, nuo ko prasideda. Tai pirmam puslapį yra 2 vietovardžiai, jų iš viso Europoje, šiaurės rytų Europoje yra nedaug, bet yra Donkalnis ir Spiginas, kaip pirmos tokios svarbios vietovės. Jums pavyko sukurti baltų kultūrą reprezentuojantį leidinį Baltų menas 2009 metai, kuris yra ne tik mano asmeninės bibliotekos puošmena. Ar dėl to 2009 metais buvote paskelbtas metų dizaino žmogumi? Nes, buvo 2009, kaip žinot, buvo Lietuvos tūkstantmetis ir valstybė buvo nutarusi, kad jį kažkaip reikia pažymėti. Buvo sudaryta ta tūkstantmečio komisija tokia ir jie nutarė daryti tokias 3 strateginės parodas. Ir viena iš tų strateginių parodų buvo Baltų menas, kuris turėjo būti Lietuvoje, paskui jisai buvo Varšuvoje ir paskui jisai buvo Rygoje. Kadangi vežioti tą Baltų meną nėra taip paprasta, o galų gale, kai viskas pasibaigė, tos visos iškilmės, 2011, mes jau nutarėm, kad tas Baltų menas gali praktiškai tą parodą atsidurti Mažeikiuose. Ir jisai labai mažai pakitęs, buvo perverstas į Mažeikius ir ten yra iki šiol eksponuojamas jau, kiek čia, 15-16 metai. Tai, žodžiu, Baltų menas buvo
proga, žodžiu, tiek daug svečių ir proga parodyti Lietuvai ir paskui aplinkiniam kaimyniniam šalim. Ir mes padarėm tokį ir išleidom katalogą ir šiaip visa leidybinė programa buvo lietuvių, lenkų, latvių ir anglų kalbomis. Ir katalogas jisai išlieka iki šiol reikšmingas, ypač užsienio bibliotekos, kurios domisi baltų praeitim senąją. Tai vat pagrindinės iliustracijos visų laikotarpių ten yra. Ir čia toks viena iš tokių sunkiausių knygų, neskaitant Plungės dekanato, kurias mums irgi pavykę išleisti. Tai šiaip, džiaugiuosi. Be juokaujant, Amazonijai kainuoja $500. Kodėl jūs pasirinkote archeologiją? Ta archeologija, visi, kurie gimėm sovietmečių, puikiai žinom, kad jeigu tu nueini ir įstoji į istorijos fakultetą, tai labai tave gali priprašyti. Tai, be juokaujant, labiausiai kvietė partijos istorijos katedrą. Arba į Lietuvos istorijos katedrą irgi buvo ta vieta, kur labiausiai norėjau būti, bet vis tiek buvo ideologizuota vieta. Ir tokia atrodė vieta, kur mažiausiai ideologijos, o daugiausiai iš tikrųjų gali rašyti, iš tikrųjų viską, ką nori ir daryti viską, ką nori, tai yra archeologija. Ir aš pasirinkau pas Jablonskytę Rybantienę. Mano profesorė buvo neeilinė ir aš iki pat neseniai, ką tik tai 103 metų mus paliko ir iki pat paskutinių jos dienų mes likome tokiam mokinio ir mokytojo statuse, kolegų statuse ir labai džiaugiuosi, kad man pavyko gyvenime turėti tokią mokytoją. Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų dešimtmetis. Sovietiškai labai čia toks, matot, pavadinimas jis niekam neužkliuvo. Ir padarėm šitą knygelę ir tokią pirmąją. Ir paskui, kai pradėjom organizuoti, pirmąją suorganizavom konferenciją, nuo saugumo. Čia vietiniai ypač dalyviai labai nukentėjo, mes Vilniui mažiau, bet susidomėjimą sukėlė, kadangi buvo tokių labai įdomių pranešimų. Vieną tik faktą pasakysiu, buvo pranešimas apie varnių koncentracijos stovyklą. Ir vienas istorikas sugebėjo Partijos istorijos institutė, specfonde, kai nusisuko priežiūrą, sugebėjo atversti lapą ir jisai nurašė maisto davinį varnių koncentracijos stovyklos ir perskaitė jį per tą konferenciją ir tada palygina su sovietinės sanatorijos maisto daviniu ir paaiškėjo, kad žymiai geresnis tas davinys. Tai čia vienas tik toks faktas. Ir paskui ten, aišku, visokie viskupai užkliuvo jam ir taip toliau. Tai vat ir tada mes nusprendėm, kadangi pajutom tą žmonių alkį, susidomėjimą, ir atgimstant jau Lietuvai, iš karto tokį iš pradžių Žemaičių kultūros draugijai ten, padėjom kažkokius pagrindus, ir paskui Žemaičių akademija tokie grinai į mokslus nukreipta daugiau veikla, mokslinė knygų leidyba, konferencijos ir taip toliau, ir čia Žemaičių praeitis ir daugybė tokių dalykų ir to ir užsiėmėm visą gyvenimą. Mūsų garsioji kraštotyrininkė Eleonora Ravickienė taip pat akademijos veikloje dalyvavo. Ir jinai garbės narė buvo mūsų plungiškė. Buvo čia tokia Mikulskių šeima labai aktyviai irgi buvo įsijungę. Ir čia sėdintis kai kurie asmenys ir taip toliau, žodžiu, o su Plungė tai daug sentimentų. Čia prasidėjom, parašiau kažkada ten, panašiai tais metais, tokį straipsnį apie Žemaičių saulutę, tokią organizaciją, kuri apylinkėse į šiaurę nuo Plungės kūrė tą nepriklausomą Lietuvą. Tai man tokie dideli sentimentai iki šiai dienai, ir paskui kitas dalykas, tą Plungės dekanatą, padedant Donatui Stulpinui jūsų žinomam klebonui ir dekanui, mes irgi kažkaip pradėjom, tai taip simboliškai galbūt pirmą tą parodą čia Žemaitė ir įvyko Plungėje. Žodžiu, yra daug sentimentų ir tų knygų skirtų visiems regionams. Tą stengdavomės daryti ir atskiruose regionuose daryti
konferencijas. Nu ir čia ta tiesa, reikėtų pasakyti, nu čia ta paroda kaip ir personalinė, bet ne visai personalinė. Čia yra daugybė autorių, kurie sėdi ir kurie yra šitose knygose, yra mano bendraautoriai, mano kolegos ir mūsų nemažas būrys, va, per daugiausia jungiamas to Žemaičių akademijos. Ir mes čia visą tą leidybą per Vilniaus dailės akademiją ir vykdom. Nu, Toma, turim plungėškį, žemaitį, vietinį, kaip sakant. Ir ano tema yra knyginė Žemaitija. Ano asmeninė biblioteka yra kryptinga, bibliofilinė, renka knygas susijusias su Žemaitija. Na ir čia dabar tavo stichija yra pristatyti profesoriaus Adomo Žemaičių knygas. Prašau. Knygos, jos pragyvena mus ir tas mintis, kurias sudedam, pagalvotai sudedam, čia ne laikraštis, ne žurnalas, pagalvotai sudedam, nu, jos kartais tam tikrą dirbą nukrenta ir atrandamos yra neiškart. Tai va, ir iš tikrųjų ir profesoriaus atėjimas į istorijos mokslą, nors ir istorijos mokslų daktaras, dabar nostrifikuotas, sakome, humanitarinių mokslų, nes yra šiek tiek pasikeitę, yra tas vertinamas istorijos mokslų daktaras, bet iš archeologijos srities. O šiaip pirmosios žingsniai į istoriją tai buvo istorijos etnografijos muziejaus gidas ir vandens nešėjas, kuris turėdavo nešti vandenį, ypač žiemą labai sunku ten būdavo nešti į kalną viršų ir tuo pačiu, ekskursiją, sakykime, taip pristatė. Mes turime gerbiamą Danutę Mukienę, redaktorę, tai Žemaičių žemėje, tai visada irgi Adomas aktyviai rašydavo ir istoriniam temom apie Žemaičių seniūnus, Žemaitijos išskirtinumus, nes čia tokie kaip ir du balsai yra profesoriaus Alfredo Bumblausko balsas yra toks, visada jis turi savotiškas toks yra ir, tuo pačiu kartais yra oponuojantis ir profesoriaus Adomo Butrimo, tai Žemaičių žemė tikrai nemažai įvairių publikacijų, populiarių publikacijų spausdino ir iš istorijos tyrimo yra. Taip pat reikėtų pažymėti, kad gerbiamas Adomas yra ir baigiamųjų darbų, daktarų disertacijų autorius. Tai viena daktarų disertacija yra visiškai susijusi su Žemaitija, apie Žemaitijos dvarų kolekcijas ir ypač aišku apie Telšius, visą regioną ten supras yra. Kaip tu formuluoji temą, kaip mokai doktoratą įtikinti, doktoratą dabar įtikinti, pasirinkti temą tokį, kurie, būtų ir vadovai ir nėra lengva iš tikrųjų, nėra lengva ir kiek aš suprantu, čia galbūt ir, tema buvo, taip, nepaskirta tema, bet jau ji buvo, tai įtikinta, kad, ta tema yra svarbi, ją reikėtų nagrinėti. Tai iš tikrųjų, tas mokslinės mokyklos formavimo, požiūrio, sakykime, formavimo, tie dalykai, jie, atsiskleidžia gerbiamo Adomo darbuose. Tai istorijos darbų, tiek katalogų įvairių, parodų katalogų, kompleksinių darbų, organizacinių darbų, tiek sakralinės dailės ar mokslo populiarinimo, tai mes matom tokią profesoriaus universalumą. Nes jis galėjo ten vienam spyginė ar duokalį ten ir būtume, ir duokalį, bet ir būtų, visos tos šlovės kaupą vis tiek tai yra sudaro pagrindinį, sakykime, profesoriaus pripažinimą, bet ir istoriniai darbai, toks vidinis interesas, plačiau žvelgti, matyti plačiau. Ir, mes esam laimingi, kad galėjot susitelkti ir peržengti archeologijos slenkstį, nors daugumą archeologų ten kažkaip ir nėra linkę. Tai džiaugiamės ir kaip ir plungiškiai ir kitų padėkotų, o telšiškiai, visada su telšiais yra, žinot. Mes nors tunelį turime, tai po Vilniaus, tai tunelį leik sunkiau būtų telšiams iškas. Reikia interesą turėti. Ir štai Rūta Kodienė yra Vilniaus dailės akademijos bibliotekos direktorė. Aš mačiau, kaip jinai dėliojo knygas ir kaip profesionaliai jinai suskirstė pagal temas. Bet man kaip bibliofilui svarbiausia buvo, kaip jo santykis su knyga, kaip jinai švelniai su tom knygom elgėsi. Ne taip, kaip mėsininkai elgėsi su mėsos gabalais, visą kitą.
kažkoks toks ypatingas santykis mane labai gerai nuteikė. Todėl aš perduodu jai žodį ir jinai pristatys dabar savo parodą. Galim taip pasakyti, čia jos paroda ir profesoriaus autorinė jubiliejinė paroda, bet jos padarimas yra jos kūrinys. Ačiū. Labadiena visi, labai miela bibliotekai iš Vilniaus atvežti parodą į kitą biblioteką. Man turbūt tai antras kartas, kai perkeliam pabuvusi biblioteka paroda pas mus Vilniuje, Vilniaus dailės akademijoje, keliauja į kitą miestą. Ir tas parodos rengimas, pritaikymas, nežinant kokiose patalpose, kaip viskas atrodys, kur reikės susidėti, kiek čia visko vežti, ar stovelius vežti, ar nevežti. Tai visą laiką būna toks, įdomu labai. Ir iš vienos pusės nenori ypatingai ruoštis iš anksto, nes tas toks improvizavimas suteikia tam tikro malonumo. Tai kolegė Otilija parodė tą vietą, kur turėsim sutilpti. Turėjom šiek tiek daugiau eksponatų, objektų iš viso atvežiau 150, sudėjom 143. Tai reikėjo tos 7 nuspręsti, kurie bus gal mažiau įdomus bendruomeniai ir juos paslėpti. Taigi skaitau parodą atidarytą.